Labas. Sveikas atvykęs į Python 100 dienų challenge 4 dieną. Prieš pradedant norėjau atsiprašyti dėl kitos dienos audio kokybės ir paprašyti, jeigu tau patinka mano turinys, jeigu tai ką darau, nepamiršk paspausti like. Nieko nelaukęs, pradėkim, mūsų 4 dienos užduotį. Šiandienos mūsų užduotis susidaro iš 2 dalių. Tai amžiaus patikrinimo programa, vartotojas įveda savo gimimo metus, programa paskaičiuoja amžių ir pasako, ar vartotojas pilnametis. Ir sekantis, ar galiu eiti į kiną, logika. Įvedus amžių, programa pasako, ar vartotojas gali eiti į kiną pagal nustatytą amžiaus ribą. Tai šiuo atveju 18 metų. Filmas suaugusiam ir galima eiti tik nuo 18. Nieko nelaukdami ir pradėkim su bibliotekos importavimu from date time import date time. Gauname dabartinį laiką, įkintamąjį dabartiniai metai lygu date time taškas now. Ir mums reikia tik metų. Galim patikrinti, ar viskas gerai. Dabartiniai metai. Spaudžiam run. Ir turime klaidą. Kažkur čia būsiu rs file, line 11, tai šitoj vietoj date time, ne new, o now. Ir dar sykį spaudžiam run. Taip, turim, kad dabar yra 2025 metai. Super. Ir dabar galime sukurti vartotojų įvestis, gimimo metai. Tai kaip ir darėm praeitose, įkintamai gimimo metai. Nustatom, jog mums reikia integers, naudojam input. Veskite savo gimimo metus. Ir jeigu dabar galim paimti amžius lygu dabartiniai metai, atimti gimimo metus ir pamėginkim print. Tau dabar yra. Ir pasidarykim formatavimą. F. Amžius. Metai. Spaudžiam run. Įveskim 1923. Tau dabar yra 32 metai. Na, šiek tiek yra paklaida, tai neskaičiuoja mėnesių. Galėtume dar patobulinti su mėnesiais, tačiau iš principo esmė lieka ta pati. Taigi pirmąją. Taigi 32 metai, tai reiškia pilnametis, tai mes apskaičiuojam amžių ir pamėginkim patikrinti, ar yra pilnametis. Tai kaip mes tai galim padaryti su if amžius daugiau už 18, print, tu esi pilnametis, kitu atveju print, tau dar nėra 18 metų. Spaudžiam run, įvedam 1993, esi pilnametis. Jeigu vesim 2020, tau dar nėra 18 metų. Tai šią logiką galim panaudoti
ar galiu eiti į kiną. Tai jeigu vietoj to esi pilnametis, rašom valio, tu gali eiti į kino seansą. Ir deja, dar tau negalima. Vėlgi, kaip visada, turime šiek tiek klaidelių tvarkymo. Jeigu mes čia įrašysim taip, tai gauname klaidą. Taip pat, jeigu pamėginkim įrašyti daugiau negu dabartiniai metai, -1 metai, tai mes gimsim tik tai už metų. Kaip galim tai sutvarkyti? Pridėkime logikos šiek tiek, tai galbūt šitą dabar užkomentuojam. Paliekam ir pamėginkim šiek tiek patvarkyti mūsų visą tai. Taigi visą šitą reikėtų įtraukiam, šitą galbūt panaudosim ir dabar naudojam try. Vartotojame gimimo metai, integerius ir accept value error, print klaida, veskite tik gimimo metus. Ir dabar galime šiek tiek pakoreguoti savo turimą logiką. Tai visų pirma, vietoj if amžius 18 patikrinkime if amžius daugiau už dabartiniai metai, klaida, tu dar nesi gimęs. Else, vietoj else naudokim if amžius yra daugiau už 18, arba darykim čia mažiau už 18, ir if, arba tiesiog else dabar galime print valio, tu gali užeiti. Ir išmėginam mūsų šiek tiek pakoreguotą kodą. Spaudžiam run, įveskite savo gimimo metus, 26, tau dar nėra, todėl mes papuolam, jeigu amžius daugiau už dabartiniai metai, vienas, mums reikia ne dabartinis, o gimimo metai. Ir dabar jeigu įvesim 26, tu dar nesi gimęs. Tau dabar yra -1 metai ir tu dar nesi gimęs. Ok, super. Dar sykį mėginama, ištestuojam kitas klaidas. Jeigu įvesim, mūsų try blokas veikia, sutvarko klaidas, ir jeigu įrašysim 2000-ieji, tau dabar yra 25 metai, valio, tu gali užeiti. Tai ar įvykdėm visas amžiaus patikrinimo programą, sukūrėm ir paprasta ar galiu eiti į kiną logiką, įveskim, programa pasako, ar vartotojas gali amžiaus ribas. Šiaip galėtume šitoj vietoj amžiaus leidimas lygu ir nusistatyti
kiek mūsų amžius turėtų būti. Amžiaus leidimas ir vietoj čia rašykite, rašom amžiaus leidimas ir turėtų tada veikti programa nuo mūsų parinkto amžiaus, tai jeigu 2020-ieji, tau dar nėra 18, kažkur turėtume, aš ir nustačiau 18, jeigu dabar pakeisim į 16 ir 2020, tau dar nėra 16, dėja. Tai vietai man nereikėjo keisti, amžius daugiau. Ne, viskas toliau, amžiaus leidimas, amžius daugiau už amžiaus leidimas. 16 ir jeigu įvesim 1900, tai super, viskas veikia. Ačiū, kad žiūrėjai ir iki sekančio. Iki.